Esu Zigmantas Jančauskis, nuo 84 spalio mėnesį vadovauju Lietuvos neįgaliųjų draugijai. Pasikartosiu, kad žmogus planuoja, Dievas juokiasi taip ir su manim. Atostogų metu, dar net nepradėjęs dirbti Lietuvos elektrinėje, susilaužiau stuburą. Gal gyvenime taip susiklostė, kad sutikau tokius žmonės, kurie nepadėjo palūžti, aišku, pirmiausia šeima. Žmona nepaliko, kaip paprastai kad būna. Namiškiai kažkaip nusisuka ir ta gyvenimo pradžia buvo suteikta galimybėmis. Padėjo nusipirkti Zaporižėje tais laikais ir nereikėjo gyventi tokį uždarą gyvenimą. Buvau gan nepriklausomas žmogus, tik tais gal apribotas tom fiziniam kliūtimis, nesijaučiau visai uždarytas tarp keturių sienų. Prisėmiau tą atsakomybę, lyg tai būdamas pats neįgalius ir atstovauti kitus neįgaliuosius. Gal tas mano toks charakteris irgi aš visą laiką, kaip pabrėžiu, žemaitišką, užsispyręs, jis sunkiai padeda man gal bendrauti su valdžia, bet galų gale tas rezultatą vis tiek pasiekiu.